Ir žiūrėkit, kokia dar čia įdomi yra mintis iš to išeina, ne, kad žmonėms iš tikrųjų labai dažnai motyvacija dirbti yra tada, kai yra kažkas blogai. Ir tai gali būti viena iš priežasčių, kodėl žmonės nesusikuria savo laimingo gyvenimo, kur jie iš tikrųjų bazėje jaučiasi gerai, uždirba gerai, santykiuose viskas yra gerai. Ir nes tada, kai viskas gerai, tada nesinori veikti. Bet žinot, yra tos istorijos, kur žmonės sako, aš dabar dirbu tam, kad paskui nedirbti. Aš dabar noriu uždirbti tiesiog pinigų ir tam, kad man nereikėtų dirbti. Jūs tiesiog įsivaizduokit, kaip nenaudinga yra šitą žmogų dauginti. Nes dabar įsivaizduokit, yra koks chirurgas, jisai gelbėja gyvybės ir jisai sako, aš, kai uždirbsiu daugiau pinigų, aš nustosiu dirbti savo darbą. Ir kokia tikimybė, kad jisai uždirbs daugiau pinigų? Labai labai mažai. Nes gyvenimui visatai Dievui, jiems vapščiai neapsimoka tą žmogų padauginti, duoti jam daugiau pinigų. Kodėl? Nes gavęs daugiau pinigų, jis nustos daryti tai, ką daro, jis nustos būti naudingas. Tai pasižiūrėkit irgi, kokios yra motyvacijos, ypač darbe, ne pas jūs, uždirbinėjant pinigus ir panašiai, kokia yra motyvacija. Nes, žinot, yra labai didelė iliuzija, kai žmonės galvoja, kad, pavyzdžiui, aš dabar kenčiu, aš dabar biškį čia pakentėsiu, uždirbsiu, bet kai aš uždirbsiu pinigus, aš tada galėsiu iš lengvumo, iš malonumo užsiimti tuo, ko aš noriu. Taip nebus. Taip nebus, nes būtent kančia ir kai žmogui trūksta, deficitas, jisai skatina žmogų veikti, judėti ir kurti. Minusas skatina, ne tada, kai viskas yra gerai. Patys didžiausi genijai pasaulyje, jie buvo patys skurdžiausi žmonės, kurie vos ten sudurinėjo galą su galu. Patys skurdžiausi žmonės, patys paprasčiausiai gyvenantis ir kurie net mirė skurde, nors ten, aš dabar nepasakysiu, dabar iš galvos man užkrito pavyzdys, apie kurį aš dabar galvoju. Čia kažkuris iš menininkų, bet tokių buvo labai daug, kad net mirė realiai visiškų varguolių ir tik jau po mirties jisai tapo žinomas ir realiai jau ant jo vardo buvo padaryta labai daug pinigų. Bet būtent kūrybiškumą priskatina deficitas. Ir iliuzija yra galvoti, kad kai aš turėsiu daugiau, aš ten save realizuosiu ir panašiai, kad tada aš veiksiu tiesiog, iš malonumo. Taip nebus. Taip nebus. Čia reikės Van Gogas, gal ir ne tik Van Gogas. Jo, gali būti ir jisai, bet galvoj buvo kažkoks kitas pas mane. Žmogus, gal ir Van Gogas. Tai, bet sakau, jeigu taip pasižiūrėt, kad labai daug buvo. Labai daug paprastų, skurdžių žmonių ir tai psichologija ir panašiai, kurie kūrė tiesiog iš to minuso. Ir taip pat mes galim pasižiūrėti, kad kiek yra mažai pavyzdžių, kurie jau vis aptekę visko, kad sukurtų kažką jau tokio wow. Ten tiesiog nėra motyvacijos. Ir žinokit, čia yra toks dalykas, kad žmonės gali tai labai ilgai ir laikyti tame taške, kad kol aš, nes čia galima protų galvoti, kad kažkaip dirbsiu daugiau, aš tiesiog čia veiksiu iš malonumo, tada veiksiu tikrai, kas man patinka. Ne. Čia dabar taip atrodo. Jeigu dabar to nėra, reiškia, tai yra iliuzija ir tai yra netiesa. Ir tada čia, žinot, čia yra tas, kur darbas didžiulis, tą motivaciją savo pakeisti. Nes jeigu yra dabar mintis dar, kad aš dirbu tam, kad kažkada nedirbt, aš dirbu dėl pinigų ir panašiai, čia viskas. O čia yra vienas didžiųjų stabdžių, kodėl žmogus gali neaugti, nes jo tiesiog nenaudinga dauginti. Paskaitysiu, ką rašot. Man būna, kad uždeda žvengus arba keistą komentarą palieka, aš jaučiu, kad mano pareiga atkreipti į tai dėmesį. Pareiga. Įdomus požiūrio taškas. Būna paklausiu, apie ką jūsų reakcija ir jokio atsakymo negaunu. Viktorija, tokių žmonių tikslas yra atkreipti jūsų dėmesį ir gauti jūsų energijos. Jie nenori jokio atsakymą, kad kažką ten komunikuoti ir panašiai. Jų tikslas yra atkreipti jūsų dėmesį ir gauti jūsų energijos.
Ir jūs labai puikiai kimbate ant to kabliuko, nes jūs negalite tame išbūt. Nu, čia jūs užtrigerina. Tai tada vietoj to, kad eit komentuoti, ir geriau atrast, o kas mane čia užtrigerino, kokius mano jausmus pakėlė, kokias aš išvadas padariau, galbūt į kokią traumą įkritau. Galvoju, kad galiu patyčių ciklą nutraukti, kad jie neįs toliau ir kitiems neskleis. Kaip įdomu, Viktorija laiko save dievu. Kad aš dabar jam parašysiu, ką jūs turėjote omenyje, į ką jūsų reakcija, ir žmogus toks viskas, nebedarysiu šito. Gavau atsaką, nebeisiu skleisti dabar jau negatyvą. Ne? Jūs taip įsivaizduojat? Aš taip pasakysiu, žinok, tu, Algirdai, labai blogai dabar pasielgiai. Nereikia skleisti patyčių. Žmogus 50 metų gyvena, tas, kur žvengus mėtų ir tu karvė. Kokias čia nesąmonės kalbi. O mes tokie, žinok, tu blogai padarai dabar. Tai realiai, kad jūs supraskite, kad į tai, ką jūs dėmesį atkreipėt ir sureaguojat, jūs tai dar tik tai labiau pastiprinat. Jūs nesusilpinat. Nes jūs susilpinsit, mes susilpinam tada, kai mes į tai energijos neduodam, kai mes neatsakom, kai mes nereaguojam. Nes jeigu mes pasakėm, pagalvojom, draugai dar nusintėm, pakomentavom, tai mes į tai energijos tiesiog pridedam. No matter what, tai ir darau. Bet kitką noriu pasakyti, kad labai dažnai žmonės tiesiog motyvuoja negatyvas. Motyvuoja, pažiūrėjau, neturiu pinigų ir tik tada einu kažką daryti. Bet kai yra pinigų, tai aš tokia chill. Arba tada žinot, kas dar būna, kad žmonės neturi daugiau pinigų, nes tada reikia išleisti nesąmoningai, kad aš tada veikčiau, kad man būtų motyvacija. Arba kaip irgi, pamenat, pasakau pavyzdį, dėl ko žmonės eina į darbą labai dažnai, kad, uždirbti pinigų. Apie 8% viso pasaulio, net daugiau, jie nekenčia savo darbo ir jie eina į darbą tik dėl pinigų. Ir tada gerai, tai man reikia neturėti pinigų, kad aš eičiau į darbą, nes jeigu aš turėsiu pinigų, aš į darbą eiti nenorėsiu. Tai ir tada žmonės tiesiog nupilinėja pinigus, išleidinėja pinigus tam, kad aš galėčiau eiti, kad, būtų man paaiškinimas, kodėl aš einu į šitą darbą. Tos istorijos, kai žmonės labai ilgą laiką, pavyzdžiui, terapijos su psichologais, kalba apie savo problemas ir traumas. Čia veikia lygiai tas pats. Kur tu kreipi savo energiją, tą tu daugini. Kodėl aš sakau, kad beprasmiška yra tiesiog kalbėti apie vaikystę, kokia buvo mama, koks buvo tėtis, koks aš vargšelis, kaip su manim blogai elgėsi. Ir ten tik tai, papasako, kaip tau blogai. Reikia suprasti, kad visą tai mes dauginam. Mes tai dauginam. O ką, čia net irgi į tą temą, kad o ką reiškia, kai žmogus ateina pas mane išsikalbėti dažnai ir mane tai slegia, ar aš irgi kažkaip galiu jam padėti, todėl ateina. Serenite, jeigu jūs nesat specialistas ir neimat už tai pinigų, tai jūs esate tiesiog kempinė. Žmogus ateina jums neišsikalbėti, jis ateina jums išpilt, nes jūs sugerėt, jūs tai slegia, bet jūs nieko su tuo nedarot. Nebrėžėt jokios ribos, nes vienintelis atvejis, kada galima klausyti kitų žmonių problemas, tai jeigu jie jums už tai sumokėjo. O ne tada, kai žmogus tiesiog ateina išsikalbėti, nes jaučia, kad jūs esat kempinė ir gali tai sugerti. Ir irgi, žinot, tas irgi ne tik pas psichologą, bet kai žmonės tiesiog bedavojasi, susitinka draugės ir man blogai, o pas mane šitokia problema, o pas tave tokia, žiūrėk, kad čia vyras blogas, o čia vyras tau, o darbe taip, o čia užknys, o čia nemoka, o čia problema, o pasaulyje karas, o pasaulyje tas, o čia ir ką sėkmingai labai žmonės daro, tokiu būdu, tai tiesiog visą tai didina ir stiprina. Ir paskui, kodėl aš negaliu iš to rato išlysti, kodėl aš negaliu tą, tu tiesiog tai kuri. Tu kalbėdamas apie tai, tiesiog tu tai daugini. Ir kaip ir minėjau ir pas psichologą, kodėl aš visą laiką sakau, kad reikia dirbti su užklausa, kad mes ateinam, kas man nepatinka,
aš noriu va šitą pakeisti, ko aš noriu ir viskas. Ir mes jau dirbame tiesiog faktiškai su tuo, kad nueinam į vaikystę, ten pasižiūrim į situaciją, bet nekalbam apie tas situacijas, kaip man bloga visą valandą, 10 metų iš eilės, kas savaitę, o čia tas blogai, čia tas blogai, čia tas blogai. Ir viską tiesiog stiprinu, dauginu. O fokusas turi būti į kitą pusę, kad iš minuso į pliusą, ko aš noriu ir kaip man dabar, vat, kas man trukdo prie to prieiti, kokios yra priežastis ir dabar ką man daryti, kad aš jau prie to aš prieičiau.